civilinės gynybos įstatymas įpareigoja savivaldybės pasirūpinti savo gyventojų saugumu vietos lygmeniu. Todėl tie visi darbai ir įgyvendinami savivaldybės lygmeniu pasitelkiant partnerius. Šiandien jau esame pagal kolektyvinės apsaugos priemonės ir statinius parengę 418 priedangų. Tai galim patalpinti 43% mūsų rajono gyventojų. Kauno rajono savivaldybė, matydama, kad pati negali užtikrinti priedangų 100% gyventojų, tai neturime tiek nekilnojamo turto pastatų ar objektų, kuriuose galėtų visa Kauno rajono bendruomenė pasislėpti. Tai buvo inicijuotas toksai projektas, kad galėtų tos priedangos atsirasti ir daugiabučių namų rūsiuose. Komunalinių paslaugų centras kaip daugiabučio administratorius turi žinoti visas vietas, kuriuose galėtų gyventojai pasislėpti duotuoju momentu. Tai pirmiausia, išanalizuojam planus, nustatom vietas, surenkam gyventojų prašymus, parašus, pateikiam dokumentus reikalingus į Kauno rajono savivaldybės programas, gauname finansavimą ir įrengiame priedangas. Mes įrengiame priedangas būtent tose vietose, kurios yra bendrosios patalpos, ne žmonių privačios teritorijos, tačiau bendros patalpos, kuriuose galėtų visi gyventojai susirinkti duotuoju momentu. Trūksta to ryžtingumo, žmonėms gal trūksta informacijos apie tų priedangų įsirengimo galimybės. Tai inicijuoja Kauno rajono savivaldybė ir prisideda finansavimu iki 5 000 eurų, kad galėtų žmonės turėti tokią paskatą įsirengti priedangas būtent daugiabučiame name. Kita dalis tai yra civilinės saugos, pirminės pagalbos ir asmens apsaugos priemonės, kurios patalpintos į mobilų konteinerį. Vieno konteinerio sąmatinė vertė 70 000 ir mes čia investavę esam 210 000 pirmam etape. Kilo tokia mintis, kad ne visuomet bus patogu iš tų sandėlių tas priemonės vežti vieną ar kitą tašką, kuriame įvyks ekstremalus įvykis. Tai buvo nuspręsta įsigyti 3 konteinerius, kurie būtų mobilūs, kuriuos būtų galima transportuoti ir perkelti bet kuriuo metu į bet kurią rajono vietą ir juos pripildyti visų būtiniausių priemonių, kurios reikalingos civiliniai saugai. Ateityje planuojama ir papildyti ir maisto negendančiais produktais, kad būtų galima bet kuriuo metu transportuoti bet kurią vietą.